Sveiki! Praeitoje pamokoje susipažinome su vienetiniu apskritimu ir pagrindinėmis trigonometrinėmis funkcijomis. Šiandien gilinsimės į šių funkcijų savybės ir tapatybės, kurios padės mums spręsti įvairius uždavinius. Trigonometrinės funkcijos yra periodiškos. Tai reiškia, kad jų reikšmės kartojasi tam tikrais intervalais. Pagrindinis sinuso ir kosinuso periodas yra 2π, o tangento ir kotangento π. Kaip matome iš grafikų, tangento ir kotangento funkcijos kartojasi dvigubai dažniau negu sinuso ir kosinuso, kadangi sinuso ir kosinuso funkcijos kartojasi kas 2π, o tangento ir kotangento kas π. Pavyzdžiui, kadangi sinusas yra periodinė funkcija periodu 2, tai sinus π iš 6 plus 2π taip pat lygus 1/2. Ir kadangi tangentas taip pat yra periodinė funkcija su periodu π, tangentas π padalinta iš 4 plus π taip pat lygus 1. Trigonometrinės funkcijos yra susijusios tarpusavyje įvairiomis tapatybėmis. Viena svarbiausia yra sinus kvadratu alfa plus kosinus kvadratu alfa lygu 1. Dar vadinama pagrindinė trigonometrinė tapatybė. Ši tapatybė teisinga bet kokiam kampui alfa. Ji leidžia mums rasti vienos funkcijos reikšmę, jei nežinome kitos. Pavyzdžiui, turime tašką P, kurio x koordinatė yra nežinoma, o y koordinatė yra 3/7. 3/7 atitinka sinuso reikšmę. Tai reiškia, kad sinus kvadratu yra 9/49. Reikia rasti kosinus x. Galime panaudoti pagrindinę trigonometrinę tapatybę. Tai reiškia, kad kosinus kvadratu x lygu 1 minus 9/49. Dar porą pavyzdžių su šios taisyklės pritaikymu. Turime, kad kosinus alfa lygu 3/5, reiškia sinus kvadratu alfa yra lygu 1 minus kosinus kvadratu alfa. Ir gauname, kad sinus alfa yra lygu plus minus 4/5. Tokiais atvejais reikia atsižvelgti į kampo alfa ketvirtį. Dar vienas pavyzdys, jeigu sinus alfa lygu minus 12/13 ir alfa yra trečiame ketvirtyje, tai kad sužinoti kosinus alfa, reikės ištraukti šaknį iš 1 minus sinus kvadratu alfa. Ir turėti omenyje, kad trečiajame ketvirtyje kosinusas įgyja neigiamą reikšmę. Gauname minus 5/13. Redukcijos formulės leidžia mums supaprastinti trigonometrinės išraiškas, kuriuose kampai yra didesni nei 90 laipsnių arba mažesni nei 0 laipsnių. Jos remiasi tuo, kad trigonometrinių funkcijų reikšmės kartojosi skirtingose ketvirčiuose. Kaip matote, sinus π minus alfa lygus sinusui alfa, kosinus π minus alfa lygu minus kosinus alfa, tangentas π minus alfa lygu minus tangentas alfa. Pavyzdžiui, sinusas 150 laipsnių yra tas pats kaip sinus 30 laipsnių, o kosinus 240 laipsnių yra tas pats kaip minus kosinus 60 laipsnių. Pakalbėkime apie dvigubo ir pusės kampo formulės. Dvigubo ir pusės kampo formulės leidžia mums išreikšti 2α ir alfa padalinta iš 2 per alfa kampo trigonometrinės funkcijas. Pažiūrėkime, kaip tai atrodo praktikoje. Jei sinus alfa lygu 3/5 ir alfa randasi pirmajame ketvirtyje, tai sinus 2α yra lygus 2 sinus alfa kart kosinus alfa, kas yra lygu 24/25. Jei kosinus alfa lygu minus 12/13 ir alfa randasi antrajame ketvirtyje, tai kosinus alfa padalinta iš 2 lygu šakniai 1 plus kosinus alfa padalinta iš 2, kas šiuo atveju būtų lygu šakniai iš 1/26. Ir jeigu tangentas alfa lygu 3/4 ir alfa yra pirmame ketvirtyje, tai tangentas 2 alfa lygu 2 tangentas alfa padalintas iš 1 minus tangentas kvadratu alfa, kas būtų lygu 24/7. Šioje pamokoje išmokome svarbių trigonometrinių funkcijų savybių ir tapatybių. Šios žinios padės mums spręsti sudėtingesnius trigonometrinius uždavinius, kuriuos galite rasti www.edusia.lt puslapyje, o kitoje pamokoje nagrinėsime atvirkštinės trigonometrinės funkcijas ir jų pritaikymą įvairiose uždaviniuose. Iki kitų pamokų.